Sport interviu. Esame įpratę tave matyti kaip žurnalistą, bet ne kaip komentatorių ir neseniai išgirdome tave kaip komentatorių. Kaip čia taip atsitiko, kad komentavai pasaulio Kyokushin karate čempionatą? Aš sakyčiau, kad aš buvau savo įprastam amplua ir aš nekomentavau. Paprastai tai vadinama, pavyzdžiui, Rusijoje, tai vadinama vesti reportažą. Tai yra tiesiog reportažas iš pasaulio čempionato, iš varžybų, iš arenos, vyksta transliacija ir aš ją padedu stebėti. Tai mano labiau komentavo varžybas. Tai Donatas Imbras, kuris buvo kartu su manim ir jis komentavo tai, kas vyksta, kovos niuansus kažkokius, tai aš jam padėjau. Padėjau šiek tiek žiūrovam, pateikdamas kažkokios tai informacijos, kažkokių emocijų, kažkokių tai faktų. Aš nevadinčiau to komentavimu, nes paprastai, kai komentuoji, tai vyksta toks pasakojimas, kas tuo metu vyksta ant scenos. Išskyrus Kesminą, kuris iš vis niekada nepasakoja to, kas vyksta aikštėje, jisai pasakoja kitus dalykus. Bet čia ir toks vienas jis yra. Tai todėl net yra sakyti, kad aš staiga išbandžiau komentatoriaus kėdę, taip įvardinkim, tai man tai taip nesiriša. Aš vis tik buvau žurnalistas, tai to nepakeis ir mano tas tada pasakojimas ir reportažas, nepaisant to, kad jo forma buvo tokio komentavimo, bet jisai, jeigu pastebėjot, matytis ir buvo kitoks negu kaip įprasta, kaip būna komentatorių. Vis tiek lenkiu toliau tą pačią kryptim. Tai iš kur tada tos žinios apie karate ir kuo pats esi susijęs su karate? Aš nepasakyčiau, kad tų žinių labai daug. Kada žmogus yra įvaldęs tam tikrą iškalbos techniką, retorikos, tai nėra taip sudėtinga, žinant keletą faktų, ar kažkiek tai, arba turint bazinės informacijos, arba tinkamai naudojantis paruoštukais, protokolo pateiktą informaciją, galima sudaryti įspūdį, kad žinai daugiau negu iš tikrųjų. O šiuo atveju, tai dar man padėjo tai, kad aš pats domiuosi to sportu, jeigu tai galima vadinti sportu, man tai nėra tik sportas, bet tebūnie. Tai domiuosi, pats jį praktikuoju, bendrauju su rinktinės senbuviais, su treneriais, su organizacijos vadovybė, žinau istoriją, kilmę, kontekstus, turinius, įvairias stovyklas, lūžius, federacijose, pykčius ir gėrius ir blogius. Ir todėl ta mano bazinė informacija truputį padėjo, kadangi aš žinau, apie ką kalbu. Tai dabar būtent tas glaučiausias... Bet tai nėra būtina. Aš lygiai taip pat sėkmingai ir apskritai, iš prigimties esu labai smalsus. Smalsus ir gebantis komunikuoti. Tai man nebūtų sudėtinga, man būtų tikrai labai įdomu, aš galėčiau komentuoti, kad ir šuolio nuo tramplino į vandenį varžybas, pasakoti apie jas, bandyti užvesti žiūrovus, bandyti jiems tai pristatyti įdomiai, atrasti kažkokių kampų, kad tai nebūtų tik tais, toks valdiškas, sausas, selektyvinis atkomentavimas, nes tave kažkas į olimpinės žaidynės nusiuntė ir pasakė badmintoną atkomentavimą. Tai bandžiau kažkaip tai. Gali pavertinti šiek tiek Lietuvos atstovus pasaulio čempionate, kas galbūt peržengė save? Peržengė, jaunieji visi. Pati Gabija Gudeliauskaitė pirmą kartą išgirdau, tiesą pasakė. Buvau matęs matyti Lietuvos čempionate gal vieną kartą. Atsiminiau paskui tą šaltą japonišką veidą, tokį be emocijų kovos metu, tas biškai pablyškęs. Kas yra tokie, žinai, nuožmus toks žvilgsnis, aišku, paskui emocijos prasiskleidžia jau tam po varžybų, bet tuo metu tai toks unikalus variantas. Ir trečia vieta. Taip kaip nustebino. Palankiai susiklostė, sakykime. Taip, tuo metu jinai pasirodė gerai, kažkas prašiau, teisėjai, burtai, žodžiu, bet valio. Toliau labai gailingos Mikštaitės. Tai vėlgi, galima vėlgi nurašyti teisėjam ar ką, bet jeigu tu ateini ir laimi, tai jokie teisėjai nepripažins tau pralaimėjimą. Vadinasi, tu paliekai vietos tokiam teisėjų laisvam sprendimui, tai yra apylygiai tokie kaip Mikštaitė, tai jau yra negerai, jinai turėjo laimėti. Jinai pralaimėjo, žiauriai perkėlė. Aš žinau, kad kai kuriems sportininkams reikia psichologo prieš varžybas, ruošiantis, manau, kad ir po tikrai nepakentų. Toliau, aišku, Imbro gaila, Donato, su kuriuo kalbėjau, taip, jisai moka jau priimti tą likimo išbandymą, tą traumą prieš pat čempionatą.
taip labai vyriškai, paprastai, be jokių didelių emocinių šuolių, filosofiškai žiūri. Bet supraskit, pralaimėjus Japonijoje, kada įsivaizdavai, kad baigsi ten karjerą aukštumoje, laukiai, apsisprendė dalyvauti, kas yra žiauriai sunku, alinantis režimas pasiruošimo ir staiga jau, kad tas šansas savo žiūrovo akivaizdu užbaigti karjerą, galbūt su aukšta nata, prizinė vieta, taip tiesiog lygioje vietoje, mačiau vaizdą filmuotą, tiesiog stovi, kovoja, ir taip tiesiog, ir taip prisėda, viskas. Tai va, tai toliau Orestas procesas, jisai, kaip ir sakiau, prieš varžybas kažkur, tai skrydo kaip kometa tokia, žinai, kad kažkur yra keletą metų, visi žinojo, kad yra, bet tai dabar, taip 2 metus jau priartėjo prie žemės, jau visi mato plika akimi, ir čia sprogo kaip čia Lebinskė. Valio, fantastika, iš Margaritos visi tikėjosi, čia būtų kažkas tipo keisto, jeigu jinai nebūtų laimėjus, aišku, tai irgi negerai, bet, įpratom visi. Ta pati Rita, mano galva, jinai, sakykime, tikėjosi geriau, bet tai yra pasaulio čempionatas, atvažiavo čia tau ne Europoje, reiškia visus vieną ranką guldyti, čia atvažiavo Japonai, atvažiavo Kazachai ir parodė. Tai va, taip manau savo vietoj, kas dar, Sičinskis, puikus pasirodymas, 19 metų, antras Europoje, tarp vyrų iškart peršokęs iš jaunimo, pirmos kovos, puikios, Australą išjungė keliais, kovoj su Japonu Shimamoto. Apylygė kova ir pirmai progai pastaikius teisėjai išvilpė iš čempionato. Čia jau tiesiog bukvaliai. Bet Shimamoto yra Japonijos numeris 1. Tai reikia suprasti irgi. Duoklę atiduokim. Jaunuolis dar spės. Aišku, čia blogai, čia taip neturi būti, visą kitą, viską suprantu. Bet būna. Gudauskas, Artiušinas iš Kazachų, burtai galėjo, bet nelaimėjo. Dar žiūrėsim, kas, kaip jisai, kaip kovotojas augs. Ir ką, ir berods viskas. Misiackas, kaip sakė, nenorėjau, vyrai nepykit, tikrai nespecialiai. Prezidento organizacijos sūnų, suktuku, žando žandikaulių sulaužyti, toks išskirtinis išpuolis, bet aišku, jis yra sportiniam režime, tai irgi 3 vieta pasaulyje. Tai, žodžiu, rinktinė pasirodė. Taip, idealiai, nesakyčiau, kad virš savo galimybių, ar prašiau idealiai savo galimybių ribose prieš savo žiūrovus. Pats renginys kaip atrodė iš vidaus? Geresnio renginio, manau, kad nėra buvę Kyokushin karate pasaulyje apskritai. Tai čia nėra mano kažkokie tai išsigalvojimas ar susitapatinimas su to renginiu, kad teko prisidėti prie organizavimo. Čia viską lėmė aura, kurios nesuorganizuosi. Tu nepriversi žiūrovų reaguoti vienaip ar kitaip. 5000 pilna Siemens arena ir jie stojasi tais momentais, kai atrodytų, kodėl 2 japonai kovoja. 2 japonai, taip, ir vienu samurajai. Ir vienas iš jų veteranas stovi ant kojų, kenčia skausmą, visi tai mato, baigėsi ten tie 2 pratęsimai, visi stojasi, ploja jam. Tai tokie momentai, kurie net japonams paliko be žado ir paliko didžiulį įspūdį, tai rodo, kad Lietuva yra ta šalis, kurioje turi išskirtinę vietą. Nežinau kodėl, kaip, kas, kur, bet taip yra.